ir mūsų pasirinkta tema yra aplinkosauga. Tikslas – supažindinti žmonės su rūšiavimu, išmokyti rūšiuoti ir pagražinti savo gyvenamąją aplinką, kad čia būtų gera ir miela gyventi kiekvienam. Pas mus atvyko svečių iš Dariaus ir Girėnos progimnazijos. Paplokime jiems. Dabar kviečiame tarti žodį mokyklos direktorė Danutė Jurkšaitienė. Na, mėly gamtos mylėtojai ir tie žmonės, kurie pasiruošę, kaip matau, kurti gražią aplinką, mūsų ateities aplinką, kurioje nebus vietos šiukšlėms, išmėtytiems įvairiems daiktams. Ir toks gyvenimo būdas mums bus tikriausiai natūralus ir normalus. Tokių renginukų, ko gero, ateityje nebebus, nes jau mes būsime įpratę rūšiuoti, tvarkytis ir gyventi, kaip jau daugelis pasaulyje šalių gyvena. Tai man labai džiugu, kad jūs esate tikri piliečiai, kad suprantate, kad daiktai, kurie jau yra nebevertingi, kurie eina į šiukšlyną, gali prisikelti ir naujam gyvenimui. Štai mes matom labai gražių pavyzdžių ant mūsų stalų. Tikriausiai pristatysite šitas savo darbus. Na, ką norėčiau, aš ilgai nekalbėsiu iš tikrųjų. Norėčiau pradėti nuo to, kad eidami mokyklos koridoriumi ar būdami klasėje, mes pamatytumėme šiukšlę. Ją pakeltumėme, o nelauktume, kol budintis pakels, kol kažkas paragins, mokytojas ir tos šiukšlės atsidurtų ten, kur joms priklauso būti. Kad jums neužkliūtų gėlės vazonėlis, jaunos mergaitės klausinėja filmavimui. Jeigu matai, kad gėlės vazonėliai sudaužyti, ką galėtum pasakyti tokiam? Kad savo pyktį nenugręžtumėt ant nekaltos gėlės ir vėlgi neprišiukšlintumėt, kad aplinkos saugojimas, savo visų gerovės saugojimas būtų jūsų kasdieninė elgesio norma. Linkiu sėkmės šitam renginiui, linkiu sėkmės jums visada. Švarės Dariaus ir Girėnos progimnazijos projektą kūrėme Respubliką darbo grupę. Labai apsidžiaugėme, kai mumis pakvietė šią šventę, nes visuomet smagu pasižiūrėti, ką padarė mūsų kolegos, kokių rezultatų pasiekė, tad aišku, priėmėme šį kvietimą. Ir aišku, atsinešėme savo darbelę, tai būtų mūsų antram gyvenimui prisikėlęs batas, kuris pavirto į gėlių vazoną ir dabar jame bus galima sudėti pačias gražiausias gėles. Konkursui prisikėlę antram gyvenimui sugalvojame pagaminti nuotraukų rėmelius, pagamintus iš antrinių žaliavų. Kaip jau matote, šie rėmeliai padaryti iš tokių medžiagų, kurias paprastai išmetame į šiukšlinę, net nepagalvodami apie tai, jog iš jų galime išspausti kažkokios naudos. Turbūt sunku patikėti, kad šie darbeliai pagaminti iš stiklinių butelių, šampano, kamščių, žurnalų, net iš kompiuterio klaviatūros klavišų. Mintis gaminti nuotraukų rėmelius gimė visai natūraliai. Mūsų klasė aktyviai dalyvavo mokyklos visuomeninėme gyvenime, turėjome daug puikių akimirkų savanoriaudami bei šiaip leisdami laiką kartu. Per visą tą laiką įamžinome daug gražių akimirkų, kuriomis norime pasidalinti ir su jumis. Taigi mums atliko daug kiaušinių dėžučių, iš kurios mums buvo pasidarę gaila išmesti, tad iš jų nusprendėme iškirpti daug gėlyčių ir pražydinti mūsų medį. Tada mes išgėrėm butelį vandens ir mums pasidarė gaila butelio, tad sumanėm mūsų atgyvintą medžiui padaryti vazą. Vėliau mes skaitėme laikraščius, bet tačiau buvo gaila juos išmesti. Tad padarėme drugelius ir papuošėme jais savo vazą. Išvada tokia, mums viską gaila išmesti. Sveiki susirinkę. Pažinkite su Viktorija. Jie atplaukė pieno vada, didelė, norėčiau pridurti. Kadangi pienas šiais laikais maišeliuose, o Lietuvos orai šiek tiek nenuspėjami, mes sugalvojom ją aprengti. Taip pat pasiūlome jai skirtinką. Kuriame jį galės įsigyti pagrindinės pieno produktus. Mašinos
taborų padėkojame Sigitai Sabockienei, pirmos GE klasės mokinės Aušrinės Sabockytės mamytukui. Tikriausiai visi pastebėjome, kad ūmi problema yra primėtyti buteliai prie šilalės prūdo. Taigi mes keletą surinkome, iškarpėme ir padarėme tokį žibintą, į kurį galima įstatyti viduje žvakę ir labai gražiai šviestų per spalvas. Pavasaris atėjo ir gėlės žydėt pradėjo. Mes sukūrėme šią gėlę iš senų knygų, Tamkomo Pauliaus bei kartono. Sugalvojome puikią panaudojimo paskirtį kaip dovaną kitiem ar interjero dekalą. Matote, ši suknelė yra pagaminta iš kasdieniniame gyvenime naudojamų žaliavų, todėl pasitelkę kūrybingumą mes sukūrėme avangardinę stiliaus suknelę. Pasižiūrėti, ką galima mesti ir ko negalima mesti iš tikrųjų. Nes dantų šitas užsipatai, šitos konteinerius negalima. Ir metant plastikinius butelius reikia nusukti kamštukus. Tai gal, nežinau, duosim ankstinukus, pasižiūrėsit iš tikrųjų kamštukus. Taip pat norėtume padėkoti mūsų komisijai už sunkų darbą, padėkoti mūsų rėmėjai Bigliui, mūsų garbius prizus ir mūsų administracijai, kad mūsų visokiojopai palaikė, o dabar visom klasėm norėtume įteikti padėkas. Taigi, pirma GA klasė.
įteikti atminimo dovanėlę mūsų svečiams iš Dariaus ir Girėno progimnazijos. Stipriausiams komandoms, kurios laimėjo prizinės vietas. Taigi, trečią vietą užėmė antra GE. Surinkus 108. Antra vieta trečia GE. Na, o dabar, kaip renginys jau eina į pabaigą, paprašytume, kad savo darbus paliktumėte saugu, mes juos foje išeksponuosime, kad ir kiti pamatytų gimnazistai, kokių šaunių darbų padarė. Ir kviečiame visus eiti į paradą Šilalės miestą.